Spalio 5 dieną Užvenčio kultūros centro kieme kopūstienės virimo festivalis Raugokšnis. Šventės atidarimas 11 valandą. Bet 10 valandą jūsų lauks profesoriaus daktaro Rimvydo Laužiko edukacinė paskaita. Teatralizuota programa Kopūstų vaikelis. Ten vaidins. Ateikite ir pamatykite, o vėliau ir apkalbėkite. Ansamblis Jonis ir grupės Nerija atlikėjas Vitalijus Pauliukas. Ten būsiu ir aš, ir lauksiu tavęs. Nebūk Raugokšnis ir dalyvauk. Ir atvažiavo, ir jau dabar šventė tikra bus. Oi, kopūstai, kopūsteliai, jūs skani patrova, prie anų rimba šiandien bus didžiausia kova. Oi, kopūstai, kopūsteliai, jūs skani patrova, prie anų rimba šiandien bus didžiausia kova. Gyveno ir numirė. Antrą savaitę neapsikentęs išsiuntė atgal į žemę. Užventyje tvarkos daryti. Seniai, labai seniai, kai pasaulyje gyveno milžinai, augino kopūstėlius, nieko jiem netrūko, tik kiekvieną dieną vis jautė didėjančią metų naštą. Kaimyną praėjo, linksmės tokiais, gražus. O mes apsėdėjom senę, tai tik tebesėdim. Kol vieną kartą ar Dievas, ar angelas į ausį pakuždėjo, kad Bobai ir Diedui reikia vaikelio. Stebuklas įvyko. Jei tik turėtumėm vaikelį, kaip mums būtų su seneliu smagu senatvėje. O pesas nelabuoja. Sutemus, esant pilnačiai. Tos baimės visus mūsų pamiršau. Kartu tau reikia. Kartuoju. Kopūstėlius, Kiek aš verdu kopūstėlius. tegul kopūstėliai su žemele atneša naują gyvybę. Jeigu kopūstėliai su žemele atneša naują gyvybę. Kaip aš myliu žemę. Kaip aš dirbu su žeme. Kaip aš auginu kopūstėlius. Kaip aš raugiu kopūstėlius. Gandras pavogs kopūstėlius ir su Diedu pradėjo skaičiuoti. Dieve, greičiau ateikit daržą kopūstus, kažkas vagia. Būti tą reikėjo tų kopūstų, nuvirsti išvaliuoja visus kopūstus.
Pažvelgtų kreu į tolį. Čiagi mūsų žemė. Čiagi visur mūsų kopūstų laukai. Na jau ne! Gerai. Mano širdelė sunerimo, išgirdus tavo graudų balselį. Atliek mane! Išnešk mane į šviesą! Pasipirš man kopūstų lauke! Nu jau dėl savo tos mergos, ką galėtų, tai jau gyvsi, žemė sulystus. Kuku! Kuku! Marcelė! Razys! Būna vaikas suvilioja. Sen mūsų vaikas sakyk, kad tie pasakyk, kas tam vaikui mūsų yra. Na ko tu tyli, mano kopūstų patelė? Kad reikia ištekinti savo dukrą už raugokšnio. Pusę minutės liko. Nu ką, esam. Rūdinių kaimo bendruomenė. Nu, pradinė. Viskas tvarkoj. Ruošiasi vestuvėjinis išmisla, o maždaug... Pakuojam produktus, tada ir mažiau šansų. Geros dienos. Ačiū. Gal grikių nedaug paragauti? Man reikia pasitvarkyti gal. Labą dieną. Gerai, bet tai jokie skirtumo kaina vienoda. Čia priklauso. Sugrįžti visi į savo. Il skrendo die, iš Ar
Aplinai pareisna pripačių, teks iškirsti žodžią gal pareičiamas. Ir vakarėlį baltą iškluos, akuldamas komšantį, kad smagu. Который miestiečiai groja žinau. Nu gerai, šaunuoliai labai gerai dainuoja. Netoli Sevilijoje. Tai gal nori pas mane sumėsyti? Snaudžiančias Plaka man širdis, tu girdi, ir pilna svajonių nuostabių. Sapnuose pirmis, palyna raušių nuostabių. Mane daug. Nes vietos laimėtojo vieną komandą. Tai yra užvinčia. Ačiū mergaitėms. Ačiū. Vadaktai buvo, bet vadaktų nėra. Ispanijos teritorija ir ko gero tas gūžnis, galvinis kopūstas, tai yra lapai, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių tos gūželės kažkaip atsirasdavo. Santykis, kad daržovės tai yra salotos ir valgomos žalios, jis atsiranda pakankamai vėlai. Kopūstai mūsų regioną atkeliavo su Vokiečių ordinu, bet medaus sumaišyti juos su vynu ir dekmynu ir užpilti ant tvirtų kopūstų ir patiek šaltus. Įtraukiant į luomą pietumis ir vakarienę. Kad smuklininkas nesukčiautų, buvo surašyta į sutartį, kokia tešla būdavo vanduo ir miltai praktiškai. Ir ta tešla gaudavosi tokia nelabai valgoma, bet su ta tešla būdavo galima labai gražiai padaryti ornamentus. Arba, sakykime, nedidelių virtinukų parduodant Lietuvoje, kuo daugiau žalių parduodant, tai Lietuva raugintų. Kopūstuose ieškojom